C kategorijos praktikos egzaminas. C kategorijos praktikos egzaminas prasideda specialiųjų manevrų atlikimo aikštelėje. Prieš prasidedant egzaminui leidžiama apsiprasti su transporto priemone. Taip pat būtina susireguliuoti sėdynę, vairą, veidrodėlius. Prasidėjus egzaminui užduodami 3 klausimai. O egzaminas vyks šitaip. Pirmiausia, užduosiu 3 klausimus. Tada atliksim tą pratimą, kurį aptarėm, apžiūrėjom. Ir po to 45 minutės važiuosim mieste eisme. Jeigu klausimų nėra, egzaminas pradedamas. Egzamino metu aikštelėje tikrinama, ar egzaminuojamasis sugeba žiūrėdamas atgal, tik per galinio vaizdo veidrodžius, nedaugiau kaip 2 kartus įjungęs atbulinės jėgos pavarą ir nedaugiau kaip 1 kartą išlipęs apsižvalgyti, įvažiuoti atbulinę jėgą į pakrovimo platformą, rampą imituojančius vartus ir sustoti netoliau kaip 1 metro atstumu nuo rampos galą imituojančių gairelių, jų nepaliesdamas. Atliekant šį pratimą labai svarbu tinkamai apskaičiuoti atstumus, nesustoti per toli ir neatsiremti transporto priemonę į rampą. Antrasis manevras skirtas patikrinti, ar egzaminuojamasis sugeba važiuoti ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje. Šiam manevrui atlikti turi būti parinktas laisvas, netrumpesnis kaip 80 metrų ilgio kelio ruožas arba tokio paties ilgio atkarpa aikštelėje. Atlikus specialiuosius manevrus aikštelėje, netrumpiau kaip 45 minutės egzaminas tęsiamas realiame eisme. Egzaminuotojas vertina, kaip valdote krovininę transporto priemonę, kaip perjungiate pavaras, ar sklandžiai stabdote, ar laikotės saugaus atstumo ir greičio, ar numatote kitų eismo dalyvių galimus veiksmus, kaip manevruojate.